Kauno grūdai saugo tautos tradicijas. Baigiantis žiemai, tūkstančiai žmonių iš įvairių Lietuvos kampelių traukė Rumšiškėse įsikūrusi Lietuvių liaudies buities muziejų švęsti užgavėnių. Šios senos lietuvių šventės paskirtis – išvyti visas blogybės simbolizuojančią žiemą ir prisišaukti pavasarį. Kaukės ir persirenginėjimas vienas pagrindinių užgavinių atributų. Šamausiu ant širdies ir silkis balsų uždainiuosiu, kad nepamirštumėt manęs. Lašininio ir kanapinio dvikova, važinėjimasis bričkelėmis, linksmi pokštai ir žaidimai padeda žmonėms atsipalaiduoti ir pamiršti sunkius kasdienybės rūpesčius. Gerai, dar norim šiandien. Linija ir stau! Ką mes tai neturim? Gerai, mes pasiruošim gauti per 40 sekundžių. Gerai, susikėlė. Kol kas geriausias rezultatas yra 3 sekundės. 4 blynus su skania uogienė ir skania grietinė. Kokį gražų eilėraštį ar kokią dainą galėtum visai... Neskubėkit, parodykit, kad jo burna tikrai tuščia ir blynai visus įvalgyti. Ai, stop, turim nugalėti. Tie medaliai iš Mintų. Reiks, aukščiau kąti. 4, 5, 6, 7, 19, 3, 4, 25. Vytautas buvo stipriausias šių pirmojimų rungties. Sveikinimai ir plojimai jums. Nežinia, ar šiandien prisimintume šią įdomią pagonišką šventę, jei ne Lietuvių liaudies buities muziejaus darbuotojai, kurie štai jau 30 metų rengia užgavėnes. Prie lietuviškų tradicijų puoselėjimo aktyviai prisideda ir Kauno grūdų bendrovė, kuri 6 metus iš eilės remia užgavėnių šventę. Iš mūsų lietuviškų tradicijų labai daug išnyksta mūsų švenčių papročių. Aš manau, kad užgavėnės yra lietuvių nacionalinė šventė, kuri surenka į Rumšiškes į gan autentišką lietuvišką vietą daug mūsų žmonių. Ir aš manau, kad čia užmirštamas blogis, šiandieninės ambicijos, rietenos ir žmonės sugrįžta į mūsų senolių dvasią. Blynai, tai aš manau, kad yra irgi mūsų viena iš tradicijų lietuviškų, kur anksčiau buvo skiriami vaišinti dievams. Tai mes šiandien prisiminę tos papročius irgi, manau, tą dalį blynų skirsim ir dievams. 2010 metais atšventusi savo veiklos 120 metų jubiliejų, Kauno grūdų įmonė šiandien yra tikra verslo lyderė, pelniusi pripažinimą ne tik Lietuvoje, bet ir daugelyje pasaulio šalių. Užgavėnėse kepami blynai iš geriausių Kauno grūdų miltų. Bendrovė džiugina šventės dalyvius linksmais rekordais. 2005 metais Kauno grūdai iškepė 90 cm blyną, kurį registravo agentūra Faktum. 2011 metais Kauno grūdai iškepė aukščiausią blynų rietuvę, kurios aukštis siekė 90 cm. Blynai buvo kepami iš 30 kg aukščiausios rūšies ekstra miltų, juos kepė net 30 kepėjų. Pusti šiaurosai, nepajudink blynų krūvos, nenugriauk rietuvės. Skaičiuok. 1, 2, 3, 4, 5. Kauno grūdai jubiliejinės šventės dalyviams taip pat padovanojo dar neregėtą morę, kurios aukštis siekė daugiau nei 15 metrų. Įspūdingą morę kūrė ugnies konstrukcijų Europos čempionas, skulptorius Mindaugas Junčys. Ką simbolizuoja morės deginimas? Žiema šalta, simbolis išvijimo žiemos, gal tokio net ir šiek tiek šalčio, kuris šaltis visą laiką asociuosi su kažkokiu negatyvu. Tai aš manau, kad mes irgi stengsime sudeginti
more sudeginti šaltį, blogį ir kad ateitų pavasaris ir aišku svarbiausia, kad pavasaris ateitų žmonių širdis. Tai aš tikrai visiems norėčiau plinkėti daugiau pozityvo, kad mažiau vietos liktų blogių, negatyvų. Visiems gerų užgavėnių. Už Kauno Grūdus, už rekordinį blyną, beilutę, kad iš meilės susitikom iš meilės įsiskirstysim. Ačiū. Pora už poros visi.